Labą visiems. Man įdomu, kaip sukurti santykius, kaip sukurti šeimą, kaip sukurti kitokį scenarijų, kitokias tradicijas, kitokią, sakykime, tų šeimų statistiką. Tai mane tas labai imponuoja ir iš tikrųjų, tuos 25 metus, kiek aš dirbau ant scenos, aš visą laiką renginiuose, kai vedu renginius, juokauju, chebra, sakau, jūs mane pasitikite tam, kad nebūtų kada valgyti ir gerti, kad gėrimų ir maisto liktų kitai dienai. Tai čia toksai jau mano, sakykime, tas papokštavimas, bet po teisybei tai, aš iš tikrųjų kiekvieno renginio metu aš meldžiuosi, kad, pats savo be abejo, kad vis tik susidurčiau su žmonėmis, kurie turi stabdžius, kurie supranta, ko nereikia daryti ir kada reikėtų, sakykime, pristabdyti to skystimėlio pylimą į save, ir aš kiekvienam renginį nusiviliu, nes, tokių vaizdų prisižiūriu, tai be abejo galima traktuoti tai, kad kadangi aš pats negeriantis, tai mano, sakykime, santykis į tai kitoks, aš čia nesuprantu ar kažką tai tokio. Chebra, aš lygiai taip pat buvau baliavojantis, aišku, ne tiek baliavojantis, kiek turbūt įsivaizduoja kai kurie, nes dažniausiai, kai pasakai, kad aš jau ten tiek ar tiek metų negeriantis, tai jau savo išgėrė, ne? Ne, aš savo neišgėriau, man niekada tai nebuvo skanu, man niekada nebuvo kaifas tenai apsinešti, man tai buvo, jeigu reikia, tai, gerai, reikia, tai reikia, pas mane visą laiką buvo savęs privartavimas. Mes su chebra važiuodavom kažkur tai baliavot, tai būdavo, tai kas aukosis, ta prasme, kas sės prie vairo. Tai Šaras visą laiką būdavo, galima aš, kad tik nereikėtų gerti. Pas mane visą laiką buvo, kad tik nereikėtų gerti. Rinkti informaciją, kad sužinot, ką jie su savim daro. Nes, Dieve brangus, man buvo gyvenime toksai vienas epizodas, man buvo 35 metai, tai čia buvo prieš 15 metų. Ir, greičiausiai dėl įtempto režimo, dėl prastos mitybos ir kitų dalykų aš turėjau bėdų su žarnynu ir 80-mečių lygomis susirgau. Atsiguliau į ligoninę, ten mane, kai sakant, porą kartų gelbėjo, 4 operacijas žarnyno darė. Ir aš gulėjau palatoje, kur didžioji dalis pacientų buvo tie su pankreatitas, man atrodo, taip vadinasi liga. Tie, kurie mėlynanosiai, kurie jau to alkoholio, kai sakant, vartoja daug. Ir aš, kol gyvas būsiu, aš nepamiršiu, kai vieną naktį atveža jau sąmonės netekusi, jį daktarai pakelia ant kojų ir ryte vizitacijos metu ateina daktaras ir jau jam linksniuoja, kad bičas, tau viskas. Tau vos ne tai, kad dar taurelė ir mes nebeturėsim iš ko tave atgaivinti. Ta prasme, viskas. Tavo gyvenimas baigtas. Ir, jam atskaitėm ralais, tenai tylėdamas palinksėjo galvą. Ir daktarams išėjus, jisai pašoko iš lovos, pribėga prie langų, žinai, žiūri čia sienas, viską čia kaip, prie durų ten praveria, pasižiūrė, ten seselės būdi, ten taip. Aš sakau, ką čia darai? Žiūriu, kaip man čia pabėgti iš šitų nesąmonės. Sakau, gal mes skirtingai girdėjom, sakau, taigi tau čia gulėti ir gydytis reikia, nes, tu viskas, lavonas. Supranti, ir aš pamačiau, pirmą kartą pamačiau tokį, vėlgi, kaip renginių vedėjas, žinai, užsiimi veidotyrą, užsiimi žmonių, kai sakant, bendravime, tokiu analizę. Ir aš pamačiau jisai su tokiu, žinai, kaip žmogus, koks mokslininkas gauna Nobelio premiją, žinai. Aš premiją net gauti kažkur pasiekiau, ne? Ir jisai su tokiu užsidegimu, jisai pasakė genialią frazę, kabutės. Aš, senas alkoholikas, ką tas daktariūkštis čia aiškina, aš viską geriau žinau. Ir supranti, man taip tada nutirpo viskas. Ta prasme, ant kiek pas žmogų išlydytos smegenys ir aš su to susiduriu pastoviai. Dabar ne per seniausiai, iš tikrųjų, tikiuosi, tas žmogus gal nežiūrės šito įrašo, ne, jisai nesidomi psichologija, tai nežiūrės. Vėl įsivėliau į diskusiją.
Įsivėliau į diskusiją apie alkoholį, aš jam ten jokio formai ten, aš čia va 25 metai negerintis, čia va šalia prisėdo, žinai, kuris ten irgi ten kažkiek tai metų jau nebegerintis, bet jisai dėl sveikatos problemų, žinai. Ir čia haha. Sakau, o tu žinai, kad alkoholis yra vienintelis skystimėlis, kurį visi organizmo saugikliai praleidžia toliau gastroliuoti po tavo kūną, kurį praleidžia į smegenis, ne, kur jisai degina smegenis, kur jisai naikina ląsteles, ten, žodžiu, aš jam diktuoju, tas, bet tai tu įsivaizduok, jeigu aš negerčiau, taigi mano galva va tokia va būtų. O dabar aš va taip va prideginu ir ten viskas pas mane normaliai. Jo, aš dalyvavau priverstiniu būdu, dalyvavau Aurelijaus Verygos paskaitose, priverstiniu būdu, nes tiesiog kaip garsistas, kaip garso režisierius dalyvavau renginių cikle, kur jisai 3 pamokose apie priklausomybės pasakojo. Buvo ten aptartas ir klausimas, kodėl vaikiškas šampanas uždraustas. Ir aplamai, kodėl iki 21 metų žmogui negalima, reikia saugoti žmogų iki 21 metų, saugoti nuo bet kokios priklausomybės. Nes būtent tokio amžiaus jau žievė smegenų susiformuoja ir yra šansas, kad tai netaps priklausomybė. Čia labai skirtingai. Iš tikrųjų, kai vyrai geria, moters vienintelis kelias susirinkti daiktus, pasiimti distanciją ir iš toli stebėti, kaip jam sekasi susitvarkyti su tuo. Taip. Čia kitaip nieko nepadarysi. Jeigu moteris grimsta į alkoholizmą, tai čia spyris vyrui šiknon, ką tu su ja padarei. Vėlgi, moteris tiek ir nutukimas, ir alkoholizmas, visa tai yra moters streso išraiška. Ir jeigu tu, bičas, nesugebėjai savo mylimos moters apsaugoti nuo to streso, tai tu turi rezultatą. Ir tu turi dabar raityti uodegą, kad padėti žmogui išlipti iš to. Tai čia toksai momentas. Ką šiaip daryti, bet aš toje vietoje vėl susiduriu su tuo, kad, kaip tada sakiau, prarastoji karta, ne? Tai aš matau vienintelį kelią dirbti su tėvais, kurie turi mažus lėliukus ir nuo jų jau pradėti pasakot, įaiškint, net nežinau, kad vėlgi šeimos turėjimas tai yra nuolatinis darbas be teisės į poilsį. Tai tu net neturi teisės poilsiauti ir girtuokliauti prie savo vaiko. Jis netgi, dabar aš tik nepasakysiu, kurioje vietoje aš susidūriau su tuo, kad netgi pachmielingo tėvo, motinos kvapas kūdikiui, vaikui yra žalingas, nes tada jam įsirašo į pasąmonę, kad va čia va šita yra būsena, kai yra gerai, ne? Kai yra gerai tėčiui, mamai, va šitas momentas jau yra, kaip sakant, irgi svarstytinas. Ir va aš iš tikrųjų, dėl ko aš paminėjau tas iki 21 metų nebūt susidūrus su alkoholiu, su bet kokia priklausomybė. Aš dievinu savo tėvą, aš žiauriai myliu savo mamą, nes mano mama dabar jai 81 metai, aš jos nė karto nematęs girtos per visą savo biografiją. Jinai baliuose taurelę pasiima, ten su ja, ten nežinau ką daro, bet jinai niekados nebuvo girta. Savo tėvą aš girtą pamačiau pirmą kartą, kai man buvo 27. Ta prasme, aš už tai žemai lenkiuosi priešai savo tėvą. Nežinau, kaip dabartiniams tėvams, kad chibrytė, jeigu jūs norite savo vaikų laimės, jeigu jūs norite, kad jie nevargtų su kažkokiom priklausomybėm, su kažkokiom bėdom, su kažkokiais, tai sakykime, bendravimo netgi problemom, kaip mes aptarinėjom praeitose susitikimuose, kaip veikia Biblijos žodžiai, kaip veikia vienokie kitokie pamokymai, kurie veikia tik tais abipusio darbo metu, kai abi pusės, ir moteriškoji, ir vyriškoji, dirba toj pačioj schemoj. Alkoholis, jisai pasirūpina, kad ta schema nedirbtų. Mes jau aptarėm. Kaip karalius ir karalienė. Aš su žmona turiu elgtis kaip su karalienė, jinai su manim kaip su karalium. Ir kaip jinai dabar su karalium gali elgtis, jeigu aš grįžau ir biškį piktinu.
Nu, ta prasme, nu, koks aš iš manęs karalius. Analogiškai ir jos atžvilgiu. Ta prasme, šeima tai darbas be teisės į poilsį. Ilsėkitės kitais būdais. Yra tų būdų. Yra. Aš, pavyzdžiui, aš per šitos 25 metus, kas įdomiausia, Šarūnai, įsivaizduok, per 25 metus darbo scenoje aš vieną kartą, aš net atsimenu kur, Suvalkijoje turėjau šventę be alkoholio. Įsivaizduok. Ta prasme, nu, žiauru, liūdna ir graudu. O kur šventė su alkoholiu, tai yra tragedija. Ligonis gyja tik tais tada, kai pripažįsta ligą. Vat kaip ir tas žmogelis, kur lakstė po palatą ir ieškojo pabėgimo kelio. Nu, jis nepripažįsta, kad tai yra liga, kad jam ragas. Daug kas manęs iš tikrųjų klausia, tai sako, tai jeigu tu dabar negeri 25 metus, tai kaip tu linksminės? Jo, iš tikrųjų, pačioj pradžioj, kai aš tik pradėjau, kai aš tik atsisakiau alkoholio, neužilgo atsisakiau cigarečių, tai pas mane buvo toksai savęs linksminimas. Aš žiauriai mėgau keliauti mašinom, džipais, ten į pelkes, į miškus. Aš tuos pinigus, ką aš pragerčiau, aš paleidžiu malonumui. Man yra kaifas. Tai pas mane buvo pripirkta džipų visokiausių. Aš ten vienu metu turėjau netgi 8 bekeliai ruoštus džipus, jie visi buvo mano nuosavybė. Su visokiausiais visureigių klubais draugavau, bendravau, keliavau. Man tai buvo, sakykime, pakaitalas, kur aš realizavau poreikį malonumui kažkokiam. Kitas momentas, vėlgi, žemai lenkiuosi prieš savo motiną, jinai dar man būnant pradinuku iš kažkur tai ištraukė, čia sovietmetis, ten kažkur 80-85 metai, iš kažkur ištraukė knygutę pavadinimu Saviįtaiga. Atsimenu, ten dar tos knygutės viršelis toks įdomus buvo su atletu ant viršaus. Jinai su manim užsiiminėdavo tą saviįtaigos pratimais, tą patį aš dabar paleidęs savivaldos, savęs valdymo pratimų tam YouTube'iniam kanale. Ir vat per tai, iš tikrųjų, aš manau, kad jinai man įdiegė gebėjimą tiesiog save moderuoti. Aš dabar linksminuosi ir man linksma. Ir aš dabar tūsinuosi. Chebra geria, ten, žodžiu, visi lavonais. Aš, kai sakant, vandenį arba sultis čiulpdamas, aš toks pats galiu būti lavonas ir su jumis, kai sakant, biškelį pakvailioti. Šeimoje turėtų būti džiaugsmas ir panašiai, mes visą tai prarandam per netinkamą poilsį. Neturim teisės ilsėtis. Ypač neturim teisės ilsėtis su buteliu rankose. Ir čia vėlgi tai tas pats alkoholizmo mastas, kaip ten yra pasakymas, saikingas alkoholikas, taurelė prieš miegą. Tai aš va šiandien prieš šitą mūsų susitikimą aš įlindau pas šitą dirbtinį intelektą, sakau, bičias, man davai surink visą informaciją paremtą mokslininkų išvadom apie alkoholio įtaką smegenims ir sudėjo visą tai, ką aš jau, sakykime, girdėjęs iš vieno iš kitų, kai sakant, šaltinių. Aišku, malonu sužinot, kad vis tik tyrimai vykdyti ne šiaip savo ten kažkaip tai duomenys renkant iš neaišku kur, neaišku kaip. O pasirodo, 22 metais tyrimas buvo atliktas su 36 000 dalyvių. Tai yra pakankamai didžiulis kiekis ir tikrai rezultatai, manau, kad verti to, kad kreipti juos dėmesį. Ir įdomiausia buvo tai, aš, pavyzdžiui, irgi su kai kuriais interesantais, kai insidiskutuoji, tai ten prasideda, žinai, ne, tai alkoholis čia vaistai, aš gydausi, ne? Tai aš sakydavau, paros norma, alkoholio, tai nedaugiau negu 30 gramų. Tai yra vaistų lygio norma. Neužilgo po to, kai mečiau gert, ten atsiradus, tiksliau jau seniai, aš nuo vaikystės tų širdies problemų turėjau, tai pas daktarus kreipiausi, tai man jau, prieš miegą valgoma šaukštą gero brendžio. Daktaras išrašė. Žinai, kad širdžiai geriau. Bet tai įdomesnis dalykas buvo tai, kad iš tikrųjų šitą surinkęs informaciją apie alkoholio žalą, sužinau, kad pusė bokalo alaus arba 100 ml vyno, 30 ml
stipraus alkoholio. Čia yra tie kiekiai, kurie jau daro žalą dėžutės turiniui. Tai netgi tas pasakymas vaistai, čia saikingai prieš miegą, geresniai savijautai, geresniam miegui, širdies darbo pagerinimui. Visa tai yra tiesiog niekam tikusios blevyzgos ir pasiteisinimai, kurie nieko verti. Šeima be teisės poilsiui, darbas be teisės į poilsį. Čia netgi šiandien išsitraukiau tokį vieną straipsniuką, buvau parašęs senais gražiais laikais, kai buvau scenoje dirbęs dar tik tai 7 metus. Ne, atsiprašau, 17 metų. Va. Tai čia prieš 8 metus turėjau vieną nuotykį. Tas nuotykis čia buvo Dzūkijoje, man atrodo Lazdijuose. Turėjau labai gražią šventę. Ne? Ir kaip tik prieš tą šventę Facebook'e ten tų nuotakų namučių rašliavose buvau aptikęs užklausą, kur kažkuri nuotaka uždavė klausimą. Chebryte, sakykit, kaip tenai į šventės. Šventę darot su vaikais ar be vaikų? Kaip ten į kvietimus rašyti? Šventė su vaikučiais ar be vaikučių? Ar ten svečiai tegul atvažiuoja su visa šeima, ar vis tik pasirūpina kur nors vaikus pakišti? Aš gal trumpai pabandysiu perskaityti tą visą blevizgą, kurią aš sudėjau po tos šventės, kuri mane tikrai žiauriai sukrėtė. Taip, tuo metu ten buvo 17 metų, kiek dirbu su renginiais, ir į klausimą, ar vestis į vestuvių savo atžalas, atradau atsakymą. Šiandien, kai mano namuose krykštoja 5-metė dukrytė, tuo metu buvo 5-metė. Po vakarykščio nuotykių tvirtai esu apsisprendęs, jokių vaikų tėvelių pasilinksminimo vietose. Vakar iš pirmo žvilgsnio pats nekalčiausias baliukas. Jubiliejus. Renkasi ganėtinai kultūringa publika, su vaikais, su antrom pusėm, vien giminės. Visi nusiteikę tvarkingam pasisėdėjimui. Savo vaiko turėjimas stipriai praplečia akis, kai žiūri į svetimus vaikus, o ypač kai tie vaikai metais ar 2 jaunesni už saviškį. Atsiranda matymas nuotaikų, atpažįsti kaprizus, užgaidas, vienoks ar kitoks elgesys pakužda apie vidinius vaiko išgyvenimus, atradimus, suvokimą. Viso to gal ir nebūtų, jei ne mano darbo specifika daugiau ir mažiau, bet privalai tapti savotiškų mini psichologų, kad pajusti publikos nuotaikos, perskaityti vienokį tokią reakciją, pajusti, ar pokštas pavyko, ar vis tik toliau reikia švelninti tekstą, lėtinti tempą. Kai 14 metų valgai duoną iš renginių, tampi labai atidus, taigi nejučiom atidumą vakar išnaudojau ne ten, kur reikėjo. Stebėjau susirinkusius svečius, sukau diskoteką, vedžiau vienokias kitokias pramogas ir akis vis užkliūdavau už mergaičiukės, beprotiškai panašios į mano dukrytę prieš porą metų. Viskas buvo miela, gražu ir malonu, kol neatėjo laikas, kai dalis svečių padarė tai, ko atėjo. Prisigėrė. Bala nematė tų svetimų dėdžių ir tetų, bet kai zombio snukis užsidėjo ant vaiko ir kai mamytei, jubiliatei, pagrindinis triūsas buvo stebėti, kad prisigėręs tėvas mėtydamas vaiką į orą jo neišmestų. Kai vaikas pilnom sumišimo akim bandė nieko nesakydamas perskaityti tėvelio veide jo elgesio priežastis, kai tėvelis tik po ilgo laiko suprato, kad vaikas priejo į šokių aikštelę ne faino gabalo pašok, o paprašyti, kad Anas nuvestų ją į tualetą, nes sysių jau senokai nori. Tada supranti, kad mieli tėveliai, jei jau nesugebate pasirūpinti savo stabdžių sistemos remontu, kad jūsų vaikai jūsų girtos rožos nematytų, tai bent jau nesiveskite jų ten, kur savo esybę stengiatės pritvertinti prie girtos kiaulės vaizdo. Gerbiu ir vertinu savo tėvą. Per visą biografiją aš jį pirmą kartą pamačiau išgėrus girtą tik 27. Kiekvienos šventės metu dėkoju Dievui, kad davė man kažkokią antipatiją svaiguliui nuo laipsnių, kad padeda man išsisukti nuo stikliuko ir jau beveik 18 metų čia buvo, tuo metu, kai rašyta, tai dabar jau 25 metai. Esu koks esu, bet esu visada visiškai blaivas. Iš tikrųjų, čia ir yra tas pavyzdėlis vis tik, kad negali būti vaikai traumuojami tėvų, kurie besąlygiškai juos myli, traumuojami tokiais dalykais. Šeimos turėjimas tai yra darbas, nuolatinis darbas be teisės į poilsį. Nesiruoši paaukoti savo stikliuko pomėgį dėl savo vaiko, dėl savo atžalos. Tai nebūk tėvu, nebūk motina. Ir aš nežinau, realiai ta mergaičiukė, taip, dabar jau praėjo ten 7 metai, būtų įdomu sužinoti, kaip jinai gyvena, kaip jinai jaučiasi, kaip gyvena. Bet man kas iš tikrųjų byloja, kad aš teisus, tai kaip ir minėjau čia mūsų ankstesniuose susitikimuose, mokykloje aš susiduriu su tuo, kaip jaunimėlis garbina gėrimo kultūrą.
sakau, aš pasmerkta kartą, manęs neperdarys. Ačiū Dievui, mane, kai sakant, tėvai audino, patys nežinodami to, bet audino, ačiū jiems už tai, kaip jie mane audino. Informacijos laikai. Chebra, pasiskaitykit, pasidomėkit, pasižiūrėkit, pagalvokit, ką jūs darot. Susidūręs buvau su istorija, kur šeima labai kentėjo nuo to, kad tėtis alkoholikas. Kentėjo ten ir daužyta mama, ir daužyti vaikai, ir iš viso tragiška situacija pas žmonės biografijoje buvo. Žinai, kas įdomiausia? Tėčio neliko. Kiekvienos šventės metu, mamytė, tu privalai išgerti, kaip dabar be alkoholio. Kas jūs per debilai? Tuo prasme, iš labai arti matėt, koks šūdas yra gėrimas, prie ko jisai priveda, kaip žaloti jūsų vaikai ir jūs toliau. Kaipgi čia dabar neišdė ant antros kojos? Na, bet dar viena šventė buvo Žemaitijoje. Žemaičiai, myliu aš jų, iš tikrųjų, jūs šaunūs žmonės. Bet Žemaitijoje aš buvau tokioj šventėj, kur aš realiai, baigiau šventę, susikroviau aparatūrą ir mane pykino nuo to, ką aš mačiau. Žmonės išeidinėjo jau važiuoti namo, taksai atvažiuodinėjo žmonės susirinkti ir moterys savo vyrus tempė jau prie išėjimo, vyrai visiškai, kai sakant, daržovės, garantuotai nieko neprisimenantis. Prie durų pasitinka giminaitė su buteliu ir stikliuku ant kelionės. Ir vos ne per prievartą tam vyrui, nes jis jau nesutavalioja, supranti, kas prie ko. Jam supila vieną ant antros kojos, antrą taurelę. Napso, jau lavonai ir moteriškė, supranti, žmonos tų diedų visiškai trūkusių. Jo, davai, pranai, ger. Ta prasme, čia, aš nežinau, aš turbūt dabar pasirašysiu nuosprendį savo renginių vedėjo karjerai, bet pasirašysiu, nes tikrai apsikarpys mane samdančių žmonių sąrašas ir jis šitas prieš alkoholį, tai jis mums netinka, nes mums reikia gerti. Bet dabar savaitgalį turėjau šventę su dideliu pasididžiavimu. Jubiliatė, o pas mus nėra negeriančių. O galima didžiuotis? Chebra, aš nežinau, bet iš tikrųjų pas mane žiauri antipatija šitam reikalui. Užuojauta, tautiečiai, didžiulė užuojauta. Nes jeigu mes šito dalyko neišgyvendinsim, mes toliau propaguojam sovietinį paveldą. Mes lietuviai nebuvom tokie. Čia yra dadna, stakan graniodai į dadna. Šią temą tai aš net prakaitas pila kaip siunto. Ate, būkim blaivus.